Mokslo metų pradžioje klasėje buvo 64 kreidelės. Baigiantis mokslo metams klasėje liko tik 31 kreidelė. Liko 31. Kiek kreidelių buvo sunaudota per mokslo metus? Tai čia klausia, kiek kreidelių buvo sunaudota. Na tai pažiūrėkime, kas čia įvyko. Pradžioje buvo 64 kreidelės, tada buvo kažkiek sunaudota, kadangi sunaudota, tai mes galime atimti tą nežinomą skaičių, kurio ieškome, kažkiek buvo sunaudota, ir po to, kai ją sunaudojo, liko 31. Liko 31 kreidelė. Dabar kaip rasti tą nežinomą skaičių? Na, kadangi 31 kreidelė yra skirtumas tarp šių dviejų skaičių, vadinasi ir tas nežinomas skaičius bus skirtumas tarp 64 ir 31. Kitaip sakant, mes šią atimtį galime perrašyti kaip 64 minus 31 yra lygu mūsų nežinomas skaičius. Ir kągi mes čia gausime atėmę, paskaičiuokime stulpeliu. 64 minus 31 lygu 4 minus 1 yra 3, 6 minus 3 yra 3. Taip gavome, kad per mokslo metus buvo sunaudotos 33 kreidelės. Jeigu nori pasitikrinti, ar tikrai čia mes gerai paskaičiavome, tai įrašyk šį skaičių vietoj klaustuko štai čia ir pažiūrėk, ar tikrai iš 64 kreidelių, kurias turėjom mokslo metų pradžioje, atėjome tas 33, kurias kaip paskaičiavom sunaudojom, ar tikrai gausime 31 kreidelę, kuri turėjo likti. Jeigu gausi 31, vadinasi paskaičiavom viską teisingai.